Jūs klausotės Vakaro žvaigždelės. Laida vaikams ir visai šeimai. Tikros istorijos iš krištolinio laistytuvo. Tikrai. Dainuoja laistytuvas. Aš esu lietutis, linksmas laistytuvas, mano šonai skamba, mane baisios rūdys, krištolo drabužiais visada žėruoju, saulėtais zuikučiais, vaikučius myluoju. Dzin, 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 Mano pilvas storas ir ausis atlėpus, atsikišus nosis, barba lyg per lietų. Krinta, 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 spindintys lašeliai, neša atsigerti, atgaivina žemę. Dzin, 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 dzin. Labas vakaras, berniuk. Labas vakaras, mergaitė. Sveiki, vaikai. Žinai, Lietute, pas mus į klasę atėjo naujokas. Tai puiku. Turėsi naują draugą, papasakok apie jį. Na, jo vardas Viščiukas Pūkas. Jis visą laiką vaikšto vienas. Niekas su juo nenori draugauti. Jo megztinis geltonas, kaip kokios mergaitės. Jis toks silpnutis, negali greitai bėgti. O kaip jam sekasi mokytis? Puikiai. Gauna tik labai gerus pažymius. Jam patinka žaisti šaškėmis ir šachmatais. Na, bet jo geltonas megztukas tikrai labai juokingas. Na ir kas? Viščiukas Pūkas tik iš išorės atrodo silpnutis ir juokingas, tačiau jo gera širdis ir sumanus protas. Svarbugi ne jėga, kaip tik apie tai yra šios dienos istorija iš mano krištolinio laistytuvo. Istorija pasemta iš Senojo testamento. Izraelitai pamiršo savo pažadą tarnauti Dievui ir vykdyti jo įsakymus. Jie vėl darė, kas nedora viešpaties akyse, ėmė garbinti aplinkinių tautų dievus. Todėl viešpats juos nubaudė. 7 metus izraelitai kentėjo nuo klajoklių genties midjaniečių. Jie atkeliaudavo su bandomis ir net palapinėmis, tarsi gausūs skėrių spiečiai. Suskaityti juos ar jų kupranugarius buvo neįmanoma. Atėję, jie nuniokodavo kraštą, atimdavo izraelitų derlių, visus gyvulius, nepalikdami jokio maisto. Žmonės gyveno pusbadžiu iki kito derliaus. Tačiau, kai grūdai subręsdavo, klajokliai vėl užplūsdavo kraštą. Skurdas vargino izraelitus 7 metus, kol pagaliau
jie ėmė šauktis viešpaties pagalbos. Sykį izraelitas vardu Gideonas, slėpdamasis nuo klajoklių genties, malė kviečius vyno spaudykloje. Staiga jam pasirodė viešpaties angelas ir tarė: Viešpats su tavimi, Gideonai, narsusis galiūne. Prašau man atleisti, bet jei viešpats su mumis, tai kodėl jau 7 metus priešai niokoja mūsų derlių? Kodėl mes kenčiame badą ir gyvename skurde? Kurgi tie visi Dievo nuostabūs darbai, apie kuriuos mums pasakojo protėviai sakydami, iš tikrųjų viešpats išvedė mus iš Egipto? Juk dabar Dievas mus atstūmė ir atidavė klajoklių genčiai, madieniečiams į rankas. Eik su savo jėga ir išgelbėk Izraelį nuo priešo. Žinok, aš tave siunčiu. Prašau man atleisti, bet kaip aš galiu išgelbėti Izraelį? Juk aš pats jauniausias savo tėvo namuose. Aš būsiu su tavimi, tu nugalėsi priešus, tarsi tai būtų tik vienas vyras. Nejaugi tai viešpaties angelas? Reikia paprašyti, kad jis man duotų ženklą, jog tikrai yra angelas. Tad jei radau malonę tavo akise, duok man ženklą. Prašyčiau iš čia nenueiti, kol nesugrįšiu. Gerai, aš palauksiu po ąžuolu. Gideonas nuskubėjo atnešti jam vaišių. Bet angelas paprašė padėti mėsą ir neraugintus plokštainius ant akmens, o sriubą išpilti šalia. Gideonas taip ir padarė. Tada viešpaties angelas ištiesė lazdą, kurią laikė rankoje, ir jos galu palietė maistą. Ugnis staiga iššoko iš akmens ir sudegino mėsą ir plokštainius. Tuo tarpu viešpaties angelas pradingo. Viešpatie Dieve, aš savo akimis regėjau viešpaties angelą. Aš, dangaus ir žemės sutvėrėjas, sakau, ramybė tau. Nebijok, Gideonai, tu nemirsi. Nugriauk pagonių dievo Baalo aukurą ir nukirsk šalia aukuro stovintį šventąjį stulpą. Tada pastatyk deramą aukurą viešpačiui, savo Dievui. Na štai, aukuras jau pastatytas. Klajoklių gentys vėl ruošėsi užpulti izraelitus, atimti jų derlių ir visą turtą. Gideonas pajuto savyje didelę jėgą ir drąsą. Tai viešpaties dvasia jį apėmė. Jis pradėjo rinkti kariuomenę. Prašau man atleisti, viešpatie Dieve. Jeigu iš tikrųjų ketini išgelbėti Izraelį mano ranka, kaip esi pasakęs, tai padaryk man ženklą. Štai žiūrėk, aš padedu nukirptą vilną klojime ant aslos. Jei rasa bus tik ant vilnų, o visa žemė aplinkui liks sausa, žinosiu, kad tu išgelbėsi Izraelį mano ranka, kaip esi pasakęs. Taip
ir įvyko. Pabudęs anksti ryte, Gideonas išgręžė vilnas ir įspaudė iš jų tiek rasos, kad galėjo pripilti puoduką vandens. Čia tai tikras stebuklas. Vilna šlapia, o asla sausa. Visą puoduką vandens išgręžiau. Bet aš dar vieno ženklo norėčiau. Dieve, nepyk ant manęs, jei dar sykį kreipsiuos į tave. Prašau leisti man dar vieną sykį bandyti su vilnomis. Tebūna sausos tik vilnos, o visur ant žemės tebūna rasa. Ta naktį Dievas taip ir padarė. Vien vilnos buvo sausos, o visur ant žemės buvo rasa. Gideonas surinko 32 000 vyrų. Ir Dievas tarė: Tu turi per daug karių. Kas dreba iš baimės, te grįžta namo. Gerai, viešpatie, aš jiems tai pasakysiu. Mano ištikimieji kariai, mes kovosime už laisvę, už ramų mūsų vaikų gyvenimą. Tačiau priešas galingas, jo kupranugarių nesuskaičiuojama daugybė. Jeigu kas bijo prarasti savo gyvybę, te grįžta namo. Aš esu jūsų vadas. Aš įsakau, kas bijo, te grįžta pas savo motinas, žmonas ir vaikus. Tai ne mano, tai Dievo žodis. 22 000 karių pasitraukė, o 10 000 liko. Tačiau Gideonai dar per daug turi karių. Nuvesk juos prie vandens, tegu atsigeria. Tuos, kurie gers vandenį atsiklaupę, paskirk į vieną pusę, o visus kitus, lakančius vandenį liežuviu, kaip šuo laka, paskirk į kitą pusę. Tu stok kairėn, o tu eik dešinėn, tu kairėn, kairėn, dar tu kairėn, o tu dešinėn, tu kairėn, kairėn, dar tu kairėn, o tu dešinėn. Pavargau skaičiuoti. 300 vyrų lyg šuniukai lakė vandenį iš rankos. Visi kiti gėrė atsiklaupę. Gideonai, su 300 vyrų išgelbėsiu jūs ir atiduosiu priešą tau į rankas. Teina namo visi kiti kariai. Tegu mūsų bus tik saujelė, žengsime drąsiai tada, nes skaičius ne ginklai, juk pergalės lemia, o viešpaties dvasios jėga. Jei liko tik 2, nebijokit broleliai, bet ženkite drąsiai tada, nes skaičius ne ginklai, juk pergalės lemia, o viešpaties dvasios jėga. 1, 2, 3, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą, fugas. 1, 2, 3, kovojame drąsiai, nes viešpats už mus visada. 1, 2, 3, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą, fugas. 1, 2, 3, kovojame drąsiai, nes viešpats už mus visada. Vienas aš liksiu, drąsos neprarasiu, bet žengsiu aš drąsiai tada. Nes skaičius ne ginklai, juk pergalės lemia, o viešpaties dvasios jėga. 1, 2, 3, žengiame drąsiai, per
per lietų, per sniegą, pūgas. 1, 2, 3, kovojame drąsiai, nes viešpats už mus visada. 1, 2, 3, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą, pūgas. 1, 2, 3, kovojame drąsiai, nes viešpats už mus visada. Nes viešpats už mus visada. Nes viešpats už mus visada. Ta pačią naktį viešpats tarė Gideonui: Kelkis ir pulk stovyklą. Ko tyli, ko delsi, bijai? Viešpatie, viešpatie, aš turiu tik 300 vyrų. Jei bijai pulti, nusileisk į priešo stovyklą ir pasiklausyk, ką jie kalba. Po to turėsi drąsos pradėti mūšį. Gideonas su savo ginklanešiu tyliai nusileido nuo kalvos į priešo stovyklą. Klajokliai buvo pasklidę lygumoje tarsi skėrių spiečiai, su nesuskaitomais kupranugariais, gausingais kaip smiltys pajūryje. Gideonas išgirdo, kaip vienas vyras pasakoja savo sapną kitam. Klausyk, kokį sapną sapnavau. Tai pasakok, ką tam sapne matei? Sapnuoju, kad miežinis duonos kepalas rieda į mūsų stovyklą. Atriedėjęs prie mūsų palapinės, taip smogė į ją, kad ši pargriuvo. Ką tu sakai? Tai bent sapnas. Taip, apsivertė dugno aukštyn ir sugriuvo. Kažin, ką tai galėtų reikšti? Tai ne kas kita, kaip Gideono kalavijas. Tai reiškia, kad jis mus nugalės. Dievas yra atidavęs jam į rankas mūsų kariuomenę. Jis valdo dangų ir žemę, jis viešpatauja tautoms, jis visagalis, jis lemia, ką pastatyt ar nugriaut. Net saulė sustingsta lyg varis ir jūra pavirsta stiklu. Kalnai šokinėja kaip avys, kai žvilgsnis jos sminga rūstus. Jis padalina pasaulį, jis skirsto žemės ribas. Jis sako kaulams gyvenkit, jis taria žvaigždei užgesk. Net saulė sustingsta lyg varis ir jūra pavirsta stiklu. Kalnai šokinėja kaip avys, kai žvilgsnis jos sminga rūstus. Net saulė sustingsta lyg varis ir jūra pavirsta stiklu. Kalnai šokinėja kaip avys, kai žvilgsnis jos sminga rūstus. Išgirdęs sapno aiškinimą, Gideonas sugrįžo į savo stovyklą. Mano ištikimieji kariai, kelkitės, laikas į mūšį. Dievas yra atidavęs jums į rankas priešo kariuomenę. Jūsų yra 300. Pasidalinkite į 3 būrius po 100 vyrų. Kiekvienas paimkite į rankas po ragą ir po tuščią puodą. Kiekviename puode yra po deglą. Stebėkite mane,
Kai aš papūsiu savo ragą, kiekvienas pūskite savąjį ragą ir garsiai šaukite už Viešpatį ir Gideoną. Izraelitai tyliai prisėlino prie miegančių priešų ir visi vienu metu pradėjo pūsti ragus ir daužyti puodus, kuriuose buvo paslėpti deglai. 300 izraelitų apsupo priešo stovyklą. Jie liko stovėti savo vietose, pūtė ragus ir švietė deglais. Stovykloje kilo sąmyšis. Klajokliai šaukė ir bėgo. Pradėjus pūsti 300 ragų, Viešpats atsuko kiekvieno vyro kalaviją prieš jo bičiulį. Taigi, Gideonas su 300 karių sutriuškino galingą priešų armiją. Po šios Gideono pergalės 40 metų šalyje įsivyravo taika. Oho, gudriai sugalvota. Pūtė ragus, daužė puodus, degino deglus. Pirmin į mūšį, už laisvę, už Gideoną. Mano meškutė, mūšis jau seniai pasibaigė. Sugrįžk į namus. Och, tu laikykis priešą, geruoju, nepasprūksiu. Aš tau tai parodysiu. Meškutė, gana žaisti. Pasikalbėkime. Gal pasiklausęs šios istorijos, tu suprasi, kad svarbiausia ne jėga. Tai kas tada? Svarbiausia išgirsti, ką tau sako Dievas ir daryti tai. Pavyzdžiui, kaip Gideonas. Aš nesuprantu, ką tu sakai. Na, įsivaizduok. Vaikas žaidžia namuose ir jam ateina mintis. Reikėtų susitvarkyti. Arba ateina kita mintis. Eik į virtuvę pas mamą ir paklausk, mama, ką tau padėti? Arba dar kita mintis. Mama, leisk, aš panešiu tavo krepšį. Tai yra geros mintys. Žinai ką, Lietute, pasakysiu tau tiesą. Kai į mūsų klasę atėjo naujokas viščiukas Pūkas ir vaikščiojo liūdnas vienas, tai man kilo mintis prieiti ir susidraugauti su juo. Tikrai buvo tokia mintis. Bet aš to nepadariau. O gal dar nevėlu paklausyti šios minties, mano meškiuk? Ir tu, mergaitė, ir tu, berniuk. Jeigu tau ateis mintis daryti ką nors gerą kitam, tai neleisk šiai minčiai praeiti pro šalį. Nes visos geros mintys ateina iš Dievo. Tikrai. Tikrai, pumpurėliai suvirpa, tikrai, skuba keltis daigai. Tikrai, striksai smagūs oželiai, tikrai, kleketuoja gandrai.
meškinas šleivoja, bet nestoras jis visai, jam tik skauda koja. Oi lia, jam tik skauda koja. Oi lia, jam tik skauda koja. Nieko tokio, šliumpum, kondensuotas pienas gydo nuo visų ligų ir sugrįžta jėgos. Oi lia, ir sugrįžta jėgos. Oi lia, ir sugrįžta jėgos. Ačiū Dievui už namus ir už tirštą pieną. Ačiū už visus draugus ir už šitą dieną. Oi lia, ir už šitą dieną. Oi lia, ir už šitą dieną. Užmerk akis, nurimk, meškiuką apkabink. Diena nutilo, tik ramybę pasitik. Tegul sapnai atneš tau mano tylią dainą, kas buvo praeitį, palik, tegul greičiau praeina, kas bus dar ateity, ramiai priimk. Užmik. Gyvenimo kely regėk į viltį šviesą. Atraski, jei gali, savą gėrį tiesą. Tegul sapnai atneš tau mano tylią dainą, kas buvo praeitį, palik, tegul greičiau praeina, kas bus dar ateity, ramiai priimk. Užmik. Ramybę pasitik. Užmik. Jeigu tau ateis mintis daryti ką nors gerą kitam, tai neleisk šiai minčiai praeiti pro šalį, nes visos geros mintys ateina iš Dievo. Tikrai. Girdėjote radijo laidą vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė.